Sveiki. Prieš kelias dienas kėliau video apie tai, kaip darau eksperimentą su ChatGPT. Tiesiog ChatGPT paprašiau, kad jis atrinktų man akcijas, kurios turi galimybę augti ne procentais, bet X-ais, tai yra 5, 6, galbūt ne 10X. Ir mes sudarėm tokį sandorį, kad kiekvieną mėnesį aš tiesiog be jokių emocijų aš paprašau jo atrinkti akcijas, jam duodu apie tai, ką jis jau yra padaręs ir ką mes esam nupirkę, o aš investuoju 50 eurų į jo projektą. Ir žiūrėsim, kas iš to bus. Taigi, dabar šito portfelio vertė yra 457,56 vat beliko doleriai ir projektas yra vykdomas 7 mėnesius. Bet kodėl darau šitą trumpą video neatėjus laikui, nes turiu trumpą pamoką iš šito investavimo eksperimento. Kada dariau video, kurį jūs pasižiūrėti galite, nuoroda bus prisiekta pirmame komentare. Ir tos video ir vadinasi 39 procentai su EI. Kas atsitiko? 39 procentai su EI buvo tai gruodžio 12 dienos datai. Ir tuo metu portfelis rodė 39 procentus prieaugį. Dabar, kaip matote, šiandien jisai krito 5 procentus 36 punktus ir jo prieaugis beliko tik tais 14,53. Bet pamoka yra ne tame. Pamoka yra tame, kad suvedus duomenis po to, kai aš padariau video, mano portfelio vertė buvo 405 eurų ir 47 centai ir prieaugis buvo 27,59 procento. Kadangi buvo ką tik nupirktos naujos akcijos, tai yra viskas tvarkoj. Taip veikia DCA, tai yra Dollar Cost Average, todėl kad tos akcijos buvo nupirktos ką tik, investavimo suma buvo padidėjusi, bet akcijų vertė dar nepakilo. Netgi penktadienį taip pat rinkos šiek tiek nukrito, tai todėl natūralu, kad šito portfelio vertė sumažėjo. Bet kažkaip aš tuo momentu paklausiau, 405 doleriai, 7 mėnesiai. Tada ChatGPT paprašiau, kad jis paverstų 405 dolerius 47 centus į eurus ir aš gavau 344 eurus ekvivalentą. 7 mėnesiai. 7 kart 5, 35, 350 eurų, o vertė 344 doleriai. Tai kur dingo mano 39 procentai? Pasirodo, aš esu 6 eurų minuse. Ir žinoma, aš tą klausimą uždaviau ChatGPT. Aš jam patikiau, aš jam nusiunčiau visus screenshotus, kas yra Yahoo Finance, nusiunčiau visus duomenis, ką aš esu pirkęs ir jis analizavo, aiškino man įvairius dalykus, kad tai yra dėl to, kad aš dolerius pirkau ne vienu kartu, nusipirkau dolerius ir viską Yahoo Finance rodo teisingai ir viskas taip ir turi būti, čia yra tik momentinis dėl dolerio kurso. Tada aš atsidariau dolerio grafiką ir pasižiūrėjau, kad tas doleris taip jisai svyravo. Taip jisai euro atžvilgiu nukrito, bet jis nenukrito tokiais dideliais procentais, kad aš prarasčiau 50 ir daugiau eurų. Vien dėl dolerio kurso svyravimo. Galvoju, tai kas man dedasi su kitais mano portfeliais, jeigu taip gali būti. Ir aš nedaviau savo ramybės ir šiandien radau. Ir tai buvo pagrindinė pamoka, kad turi būti labai visada atidus. Tiesiog viską šviečiau teisingai, ChatGPT investavo teisingai. Mes šiandien turim 57 dolerius pliuso, 14 procentų. Šiandien akcijų rinka nukrito 55,57 procento. Aš tiesiog buvau pamiršęs į Yahoo Finance suvesti lapkričio 6 dienos pirkimus. Ta diena jis man atrinko 5 akcijas ir aš investavau 50 eurų ir tai nebuvo čia įvertinta. Turiu gerą pamoką, dėl kurios įsigandau ir pagalvojau, kad visa tai kažkaip ne taip, nejaugi aš nesuprantu skaičių. Taigi, jei jums patinka toks turinys, patinka šis video, paspauskit like, pasižiūrėkit video, kuriame aš viską rodau nuosekliai, kaip klausau be jokių emocijų ChatGPT ir investuojam į akcijas, iš kurių tikimės gauti pelną X-ais, o ne procentais. Šiai dienai, kaip matot, yra pati viršutinė akcija VRA, tai yra 111 procentų pliuso, RKBL yra 14 procentų pliuso, ir yra čia visokių, turim ir APLD 96 procentus. Ir, pavyzdžiui, buvau neįvedęs šitos akcijos VTSI, kuri turi 20 procentų minuso. Ja aš būtent ir pirkau tą lapkričio 6 dieną. Taigi, ačiū Jums ir iki susitikimo kitose video.